Sveiki! Šiandien trumpai Jums pristatysiu, kaip mokytojai dirbantis mokykloje gali pretenduoti ir gauti Canva Pro arba kitaip tariant Canva for Educators nemokamai. Tai pirmiausia, atsakysiu Jums į keletą klausimų. Kas gali gauti? Tai šiuo metu gali gauti mokytojai, kurie dirba šiuo metu mokykloje. Taip pat gali gauti mokyklos bibliotekininkai bei mokyklos asistentai, padėjėjai. Kiek laiko galioja? Ši programa galioja 3 metus, tai po 3 metų jūs turėtumėte į savo elektroninį paštą gauti laišką, kad jums reikia patvirtinti, kad jūs toliau dirbate mokykloje ir greičiausiai jums ši programa bus pratęsta. Kas negali gauti? Tai negali gauti sertifikuoti mokytojai, kurie šiuo metu nedirba. Taip pat negali gauti viešosios bibliotekos darbuotojai, bibliotekininkai. Negali gauti darželio auklėtojai. Taip pat negali gauti privatus korepetitoriai. Ir kaip pretenduoti? Tai žemiau šio video jūs rasite nuorodą, paspauskite ant jos ir jums atsidarys štai toks langas. Tai spauskite Get Verified štai čia ir toliau suvesite savo duomenis. Tai parašysite savo vardą, pavardę, šalį, mokyklos pavadinimą, tai toliau mokyklos svetainę ir spausite tęsti. Toliau jums reikės pridėti dokumentą, tai geriausia būtų, jeigu jūs turite tarptautinį mokytojo pažymėjimą, tai su šiuo pažymėjimu patvirtina greičiausiai, tačiau jeigu neturite, matote sąrašą, ką jūs galite prisekti, tai žinoma prisekite oficialų dokumentą, paprašykite mokyklos sekretorės ar administracijos, kad jums paruoštų dokumentą ant oficialaus mokyklos blanko, kad jūs šiuo metu dirbate mokykloje. Ir paspausite Choose File, priseksite ir pateiksite. Jums pateikus gausite į savo elektroninį paštą žinutę, galbūt ne iš karto, gali būti kelių dienų bėgyje, bet tikrai gausite iš Canva žinutę, kad ar jūs patvirtino ar ne. Jeigu jūsų nepatvirtino, tai įsigilinkite į atsakymą, kodėl nepatvirtino ir atlikite pakoreguotus veiksmus. Galbūt netiko dokumentas ir reikia jums iš naujo kažką pateikti, tai tiesiog jūs turite teisę pretenduoti į Canva for Educators, į Canva Pro nemokamai ir tada jau jūs galėsite naudotis. Tik žinoma, Canva for Educators yra remiama Canva ir iš šios paskyros jūs niekada negalite kurti turinio ir jo parduoti. Tai apie licenzijas jau kalbėjau kitame video, galite pasekti mano kanalą YouTube'ės Canva mokymai ir ten pasižiūrėti apie Canva licenzijas. Tai tiek trumpai apie Canva for Educators ir tikrai tikiuosi, kad jeigu jūs dirbate mokykloje, jums pavyks gauti Canva Pro nemokamai. Ir žinoma, jeigu norite išmokti dirbti su Canva, tai sekite mano Facebook'o puslapį Canva mokymai, kur galite rasti visokios naudingos informacijos bei artimiausius mokymus, kuriuos vedu nuotoliniu būdu, online. Taip pat galite paskaityti atsiliepimus apie mano vedamus mokymus ir jeigu norite, galite susiorganizuoti mokymus ir savo įstaigoje. Ir jeigu neturite laiko nuotoliniams mokymams, galite apsilankyti puslapyje coursera.lt ir čia rasite daug mokymų, kuriuos esu įrašiusi labai nuosekliai ir išsamei. Tai tiek trumpai apie Canva for Educators ir linkiu jums kūrybingo darbo su Canva. Iki!